Taip. Pavyko šiandien mums pasileisti. Tai sveiki visi, kurie žiūrit. Tai mes su Simona šiandien norėjom patyrinėti tokią temą, su kuria dažnai tenka susidurti dirbant su klientais. Ir visai per savo asmeniniam gyvenimą teko pereiti ne tą dalyką, tai yra tiesiog, tai pakankamas aš ar ne, tai tiesa, kad esam nepakankami ar ne, žinai, ir ką su to daryti. Ir man kas būna įdomiausia yra tas toksai, kaip tas procesas, žinai, kai žmogus ateina ir sako, žinai, aš turiu problemą su saviverte, su pasitikėjimu savim, ir aš manau, kad man reikia, žinai, tapti pakankamu. Na ir sakau, žinai ką, kaip sekas, kiek stengiais metų ir kokie rezultatai. Ir realiai kažkaip, kai suvoki, tarsi, kad tai čia gal aš savęs nevertinu ir panašiai, tai atrodo, kad sprendimas yra tiesiog kitoj pusėje. Tiesiog reikia save įtikinti, kad esi vertingas, kad esi geras, kad esi šaunuolis ir kad va čia bus atsakymas. O kad visą gyvenimą bandai tai padaryti, ir vis tiek jautiesi, žinai, blogas, niekam tikęs, nevertas ar nevykęs, tai, tuo momentu visiškai kaip sakyti, nesusijungia. Ir dėl to, kad tai jeigu ne, tai koks tada variantas? Maždaug tai ką daryti? Žinai, jeigu neįtikint save priešingų dalykų, kad viskas su manim gerai, tai ką tada daryti? Ir va tas toksai pasimetimas, ta nežinia, žinai, tas tuščias stalčius, kur atidarė ir nežinai atsakymą, yra antiek baisus, kad net nesustojam įsivertinti, ar iš viso šitos visos pastangos, šita misija, kuri atrodo mūsų protui labai vertinga, ar tai tiesa, ar jinai reikalinga, ar įmanoma įrodyti, žinai, tą savo vertę taip, kad tavo vidus pasikeistų ir ar tai iš vis reikalinga yra, žinai. Tai va ta dalis būna tokia, kur, daug darimo, nulis rezultato, bet baisu sustot, nes tada bus dar baisiau. Tai šitas. Pati pats tas jausmas, aš nesu pakankamas, kartais mes gal ir net neįsivardinam šito. Nėra tokio, kad įvardinu, aš esu nepakankamas, savo problema, I'm not, ne? Bet tas jausmas, kad man niekas nesigauna, aš nieko nemoku, per mažai žinau, reikėtų dar kažkur pastudijuoti, bet net nebandysiu, nes ne man nesigaus. Ar ne? Ir yra tarsi, aš esu nepakankamas, atrodytų, kad yra tokia viena pusė žmonių grupių, kurie galbūt susigūžia, vengia kažką daryti. Bet iš tikrųjų, aš esu nepakankamas, yra labai stipriai išreikšta ir kitoj pusėje kraštutinume, kur žiauriai daug darau, atrodo iš kūno super pasitikėjimas, nors ten iš tikrųjų tik tai tokia gąsdinimo pozicija, žinai, kur yra tokia rimta, griežta kaukė. Aš didelis ir baisus, bijokit manęs. Jo, didelis ir baisus, o iš tikrųjų viskas, ko aš irgi tenais bijau, nedaug dieve man nepavyks ir kažkur ir tikiu, kad yra šansas, kad nepavyks, tai turiu taip save spausti, engti ir. Ir šiaip labai akivaizdus yra, o tai kaip suprast, ar aš čia iš tikrųjų, žinai, jaučiuosi čia užtikrintas ar ne. Jeigu pergyveni ir nerimauji, kad suklysi ir nesigaus, tai, žinai, jeigu tau tai kelia stresą ir, kaip sakyt, naktim nemiegi ir įsitempi pastoviai, žinai, kad nesigaus, tai už to ir slėpsis, kad tai kažką reiškia. Ir kartais mes kitaip pavadinam, kartais žmonės, nesakys, aš nesu pakankamai vertas, aš nesu vertingas, ar ne? Ir tiesiog, aš bijau būti blogu, aš bijau būti nevykusiu, dar kažkokiu. Tai patį tą žodį jūs savo viduje galite turėti ir kitokį, kuris pas jūs smegenyse yra susietas su tuo, bet esmė yra toks pats tyliausias, bet pats akivaizdžiausias jausmas yra, kad kažkas su manim negerai. Ir ta visa prokrastinacija, vengimas darbų, žmonės irgi, aš negirdžiu, kad taip, aš pati irgi taip neįsivardindavau, kad vengiu daryti, nes nesijaučiu pakankama, ar kažkaip bijau. Tikrai neatrodė, jo.
tiesiog atrodė, kad, kažkokia jėga mane tenais niekaip negali, kažkokia jėga turėtų priversti. Stabdo. Stabdo dar kažkas ir kažkokia ta problema yra, o iš tikrųjų prokrastinacijos, atidėliojimo, vengimo daryti irgi yra kalties jausmas, baimė suklysti, o nes tada nebus, kaip čia, tai aš jau ir jaučiuosi, kad nesu pakankamas tai daryti, nes tas rezultatas, kurį aš gausiu, jo nebus pakankamai. Taip, ir tada bus neverta, bus beprasmiška, bus iššvaistytas laikas, pinigai, energija ir taip toliau. Ir tada nieko nedarom. Ir tada, kai praeina tam tikras laiko tarpas, kaip tik ir jaučiamės, kad iššvaistėm laiką, energiją ir pinigus, nes nieko nepadarėm. Absurdas. Aš šiandien ryte prieš mūsų laivą taip galvoju, bet iš tikrųjų dabar žingsnis atgal ir kokią nesąmonę. Gimsta lėliukas, ne? Kas su to blogai? Žinai, be istorijos, yra tiesiog kūnelis, daro savo funkcijas, yra lėliukas, ne? Tada, ir tos, aišku, programos yra perleidžiamos. Tai tas didesnis nori, kad tas mažesnis būtų patogus jam. Nekeltų jausmų. Bet čia, kaip sakant, jau nuo senovės, kad nekeltų jausmų, būtų patogus. Tada išreiškia, įrašo visokios mintis, iš esmės mintis. Pats vaikas nieko nepasikeičia, ne? Bet idėjų, daug idėjų. Čia ne taip darai, čia galėtum taip daryti, čia dar geriau, o dabar tai labai geras, ateik apkabinsiu. Ir žodžiu, tas meilės poreikis tik toks instinktyvus yra. Ir tom visom istorijom staiga susidėlioja toksai savęs vaizdas, kadangi meilės negaunu ištisai, pripažinimo, palaikymo, gaunu ir kritikos, niekada neina tik tai meilės šaltinis, tas geras jausmas, tai tikrai kažkas su manimi yra negerai. Ir tada, kur čia ta paslaptis dabar viską daryti teisingai, visą laiką užsitikrinčiau savo meilės šaltinį iš išorės. Ir galvoju, kokią nesąmonę. Tai idėją patikim apie savo kažkokią, kad yra susikuriam tą idėją, kuris bus pakankamas, ne? O realybė, pirmiausia, turbūt gal visą laiką aš ir pradedu nuo to, sakau, o dabar grįžk, kuris yra tikresnis, ta idėja tavęs, tas, kur jau pakankamas ir viską daro teisingai, ar šitas? Čia realiai sėdi, jo. Realiai sėdi. Ir antiek mintise mes išeinam į tą ateitį, o tai kas tada dabarty lieka? Nėra tarsi to kūno, ne? Aš esu tik tai su tuo idealiu, o šito nepriemu. Ir paprastai pokytis didžiulis prasideda, kai, taip ir pasakau, dabar pasitik save ten, kur tu esi. Net ten nėra dar tave. O čia, kur dabar esi. Ir kas tada ištinka? Daug jausmų. Nes aš su ta idėja bandau pabėgti nuo tų pojūčių, kur kūnas irgi reaguodavo į visas tas pastabas ir kritiką, kaip grėsmę. Nes vėl instinktai užkoduoti yra, kad tai yra grėsmė. O vėlgi, jeigu iš to sąmoningumo pusės pažiūrėti, tai nieko daugiau negu pojūčiai kūne. Taip. Mes šiandien ryte, aš dar čia prieš šitą laivą turėjau vieną sesiją, žinai, ir kaip tik, taip, atėjom į tą vietą, kur yra maža mergaitė, kurią muša žiauriai. Ir vienintelė išvada, kurią jinai padaro, kad jeigu su manim taip elgiasi, jeigu mane žemina, jeigu iš manęs tyčiasi, mane muša ir panašiai, tai tikrai tai yra įrodymas, kad kažkas su manim negerai. Sakau, kodėl tai nėra įrodymas, kad tėvai šikniai, žinai. Žinai, toks ta prasme, todėl, kad tas, kaip sakai, tas poreikis, tas meilės, žinai, tas tikėjimas, kad, sakau, žiūrėk, gerai, sakau, o jeigu, primsim, kad jie, žinai, tokie, ne tu, o čia su jais kažkas, kas tada? Ir tada nutiko siaubas, nes tada tai reikš, kad iš vis nėra šansų gauti meilės iš jų. O kol aš blogas, netikęs ir nepakankamas, aš turiu strategiją. Aš turiu strategiją tapti geru, tikusiu, vertingu, fainu šaunuoliu, kuris užsitarnaus tą meilę. O jeigu pripažįstu, kad tas netinkamas žmonių kažkoks elgesys, skaudus, nemalonus ir panašiai buvo apie juos, tai buvo jų pasirinkimas, jų požiūris, jų nuomonė ir panašiai, tada prarandu tą iliuziją galios
ir kad aš galiu kontroliuoti iš viso tą procesą meilės gavimo. Ir ten yra toks didžiulis siaubas, vaiko perspektyvai tai lygų mirtis, lygų neišgyvensiu. Ir dėl to mes be galo stipriai esame įsikibę tos idėjos, kad taip turi būti, nes net baisu pasižiūrėti. Ir ją ištiko tokia didžiulė nuostaba, kai tiesiog super stipriai kūnas reagavo, ašaros ir toks, visas susigūžimas, toks, ta prasme, panika prasideda. Ir jinai sakau, kas bus, jeigu gerai, jeigu tai nuo tavęs nepriklauso, ne? Jeigu čia buvo tėvų pasirinkimas, tėvų nuomonė, ir taip toliau. Ir ji taip, tiesiog nesulaikė vienu momentu siaubas, sakau, tai kas yra baisiau, būti ta netikusia, ar pamatyti, kad nežinau, ką galiu padaryti, nes nieko negaliu padaryti, Sako, siaubas. Ir tas visas išgyvenimas, ir tada sako, o davai, dabar žiūrim, o tas siaubas, tu sakai siaubas, ir matosi, kaip nori pabėgti tiesiog realiai visa sistema. Sako, dabar pažiūrim į kūną, kur siaubas ir kaip jis iš tikrųjų jaučiasi. Surask siaubą, Ir jin pradėjo tyrinėti, ir taip tiesiog per 20 sekundžių, taip, taip. Ir tokia, tarsi dairosi maždaug ir neranda, supranti, jo, ir nėra, ir lengvėja, ir jinai taip žiūri. Tipo, sakau, tai kursiau, sako, kažkaip, lengviau darosi, ir po ten kokių 2 minučių tokia jau visiškai sėdė atsipalaidavus, bet matau, protas toks, viduj neršia, ta prasme, kas per nesąmonė, kur, kaip čia taip, nes aš kentėjau 10 mečiais ir dabar, pasižiūrėjau, nėra siaubo ir ką viskas baigėsi, negali būti, Tai tas toks atsipeikėjimas iš to ir, kažkada mano mokytoja Rebeka buvo pasakęs tokius žodžius, kad mums taip baisu prarasti galimybę pasididinti savo vertę, kad niekada nesustojam ir neuždavam klausimo, ar reikia. Ar įmanoma ir ar reikia iš vis, tai daryti, ar tai tikra, ar tai realu, nes tiesiog ta baimė neturėti to varianto, tai jinai tą ir pamatė, kad geriau jinai tikės, kad yra bloga, kad yra niekam tikusi, bet tada yra viltis. Tada yra viltis, kuri per 30 plus metų neišsipildė, bet nekreipkime tai dėmesio. O ta kita pusė vilties nebuvimas. Ir tai tikrai baisu. Ir aš pats kažkada, kai tą pamačiau savyje, mano visas kūnas ir protas realiai maždaug 1,5 paros tokioj panikoje buvo, kol išsivaikščiojo visas tas ten vaikystėje sukauptas dalykas. Ir aš taip žiūriu, staiga taip, toks kaip koks šešėlis, taip šmėstelėjo, taip maždaug, kad man atrodo tada šakės, man atrodo, kad tada čia visiškai baisu, jeigu čia ne dėl to, kad aš buvau blogas, tai tada tai yra taip nesaugu, nes tada reiškia, jie daro, ką jie sugalvoja ir kada jie sugalvoja ir nėra jokių garantijų, nėra nieko, ir tas matymas tiesos, kad tiesiog yra pasirinkimai, yra mano laisvė rinktis, yra kitų laisvė rinktis ir kartais jie renkasi tai, kas man skauda. Ir tai niekaip nesusijęs su manim. Tai tas toksai, tyrinėjimas, jisai, kaip pasakėt, aš, pavyzdžiui, tą temos iš vis neliečiau, nejudinau, man jinai neegzistavo, jinai gyveno manyje ir aš apie ją net negalvojau, kol 2018 metais, pamenu, vasarą kažkada ten, vasaros gal pradžioj, pažiūrėjau Marisos Pierre video kažkokio, jos pagrindinė tema, I'm enough, I'm not enough. Ir jinai ten prišnekėjo daug ir aš taip žiūriu, galvoju, kažkai, kaip pas mane yra. Nes toks, taip, kaip sakyt, už užuolaidą visą tai buvo palikta, net neegzistuoja, net nesuku savo galvos, Atrodo, nėra tokio termino, nėra tokio mąstymo, nėra nieko. Yra elgesys, bet nėra matymo visiškai, buvo tokia akla zona. Ir tada, aš pradėjau matyti, kad, o palauk, čia nesvetimas, yra, reikia žiūrėti. Ir aišku, pirmas visas tos reakcijos ir buvo, tai kaip dabar save padaryti vertu. Jeigu esu nevertas, tai turbūt sprendimas padaryti save vertu. Ir po kurio laiko tik tai jis pasimatė, kad tai bergždžia, visiškai beprasmiška. Tai va, bet jeigu labai labai daug stengiamės ir įtempiam save gyvenime,
labai labai nori viską teisingai padaryti, tai tikėtina ta programa irgi yra. Ja. Jo, aš irgi, kai klausiausi Marisos Pierre, jinai kalbėjo, iš jos ir atėjo turbūt labiausiai tas imposterio sindromas, bent jau aš iš jos išgirdau, apsimetelio sindromas kitaip. Ir kažkur mačiau skaičių, kad apie 80% žmonių jį turi. Ir tai visiškai nepriklauso nuo žmogaus pasiekimų. Mes galime žiūrėti žmogų, kuris yra visiškai sėkmingas, surenka galbūt ir milijonus žmonių į auditoriją kaip dainininkas ir kiekvieną kartą jaučiasi, jūs čia pas mane, tikrai, aš jaučiuosi, kai jūs apgaudinėčiau čia dabar, kad jūs atėjot pas kažką labai vertingo. Ir tas jausmas, su juo susitikus tikrai galima pradėti busti iš tos realybės. Kai jisai taip įkalina, jis iš esmės yra iš tikrųjų sustingimo reakcija netgi. Irgi sustingimas įvyksta, nes yra daug kaltės jausmo, kad aš kažką nepakankamai darau, ne taip darau. Vis tiek tas nepakankamumas susijęs tarsi su darimu, o kaltės jausmas, tai gal tada iš viso nieko nedarysiu, nes dar labiau blogiau padarysiu kažką. Nebūtų jokio varianto, ne? Nedarydamas bent jau žinau variantą. Kai darysiu, ir kiti užsigazuoja tarsi, bet jie vis tiek iš tos baimės, iš to tokio maždaug dabar labai greit bėgsiu į priešingą pusę ir tada atrodo daug pasiekia, daug nuveikia, bet skausmas viduje nedingsta, tas nepasitenkinimas, visas ta tokia baimė, nerimas nuolatinis ir panašiai. Ir dėl to aš esu, matęs ir tą kitą pusę, kai žmogus nešasi tą jausmą savyje ir jis daug pasiekia. Ir vienas verslininkas iki panikos atakų atėjo, ten keletas fabrikų, daug veiklos, ten sportas, viskas. Ir tiesiog pats treniruotės metu, panikos ataka. Ir vat, nes kaip sakyt, bandžiau pabėgti nuo baubo ir nepavyko, Ir vat kažkurio momentu, kai pradeda išlysti, tada ir būna tikrai didžiulis siaubas ir didelė panika, nes atrodo tiek daug stengiaus. Ir va ta tokia nevilties duobės tokia, ta prasme, aš tiek dariau, kodėl su manim taip yra, ašgi ir pradeda lenkt pirštus, ką nuveikia, kodėl aš jaučiuosi va taip, kodėl man atrodo, kad aš toks esu. Ir turbūt man taip, buvo toks, kaip čia sakyt, vat, tai kas paliko vieną iš stipriausių įspūdžių, vat, kaip atrodo, jeigu tampi sėkmingu, bet neužsipildo ta vieta tavyje. Tai turėjau vieną klientą, kuriam buvo 77 metai. Ir jis jau buvo, pensininkas, bet jis ne tas pensininkas lietuviškas, o Kanadoje, ir jisai pensininkas todėl, kad jis pardavė savo verslus, turi pinigų, nesparina, daro tai, kas jam patinka, žaidžia kerlingą, ten groja, muzikuoja, turi savo bendą, jie koncertuoja, tada jisai sugalvojo per tą laiką, kai mes kartu su juo dirbam, sugalvojo, kad užkniso į tą grupę ir ten juos visus ganyt ir tiesiog pradėjo eiti į senelių namus, koncertuoti jiem, kad būtų fainai, ir sako, man taip širdis džiaugiasi, tiesiog aš galiu dalintis. Ir kažkurio momentu mes po kelių sesijų atėjom į tą momentą, sako, ko aš dabar labiausiai bijau. Sako, aš visą gyvenimą buvau labai aktyvus ir labai daug veikiau ir iš esmės buvau tas šaunuolis, kuris daug padarė. Ir aš jaučiu, kad mano kūnas sensta ir nebegali tiek daug daryti. Ir sako, aš jaučiuosi, kad aš niekam tikęs esu dabar, aš nebeužsitarnauju tos meilės, seniau atrodė, kad užsitarnavau, o dabar ne. Ir va tas siaubas toksai, viduje, o kas bus, kai aš nebegalėsiu užsitarnauti ir įrodyti, kad esu pakankamas, mylėtinas, fainas, šaunus ir taip toliau. Ir ta transformacija, kuri su juo įvyko, kai jis pradėjo matyti, kad tai netikra, kad ta meilė yra, kad jinai nepriklauso nuo jo pasiekimo, nuo jo rezultatų, nuo nieko, visiškai, ji tiesiog prieinama ir tai yra santykis su savim. Ir kaip jisai atsipalaidavo ir išsiskleidė ir paskui ir buvo jau, kai tai pradeda transliuotis į gyvenimą, tai iš viso pradėjo kaifuoti ir mėgautis ten su tais senukais, pradėjo tokį džiazą varyti, ten improvizacijos koncertus daryti, ten, jos įtraukinėti ir taip toliau. Pradėjo kerlingą jam ten kažkaip nenormaliai sektis, nes sako, aš iš vis atsipalaidau, seniau sako, aš tą komandą ten
parindavau, spausdavau, žinai, o dabar maždaug hebra. Geras laikas. Ir mums gaunasi, žinai. Ir pradėjo matytis tiesiog ant tos kasdienybės, tas atsipalaidavimas, jis pradėjo smelktis visur. Tai tas, žinai, toksai ir tą akimirką, ir ten ašarų, ir visko daug buvo, bet toksai, žinai, ta perspektyva. Va kaip bus, jeigu, žinai, tiesiog bandysi įrodyti, kad esi vertas visą gyvenimą. Galų gale prieisi tokią vietą, kur fiziškai nebegalėsi, žinai, to padaryti. Ir vis tiek patirsi tos jausmus, ir vis tiek su jais teks susitikti, žinai. Tai tas taip irgi labai tokia, nežinau, kaip tokia, kur protas, žinai, vis tiek, žinai, čia kaip nors, žinai, ir supranti, nėra plano B. Vis tiek grįši į tą vietą, kiek be įrodinėsi ir ką be pasieksi. Liūdniausia ta dalis, kad kiek daug sustabdom save būtent nuo gyvenimo, nuo to, kas yra smagu, ką aš noriu daryti, nes bijau, nes savo vertę uždėjau, arba labai labai daug darau ir perdegu ir nematau galbūt šeimos, kitas kraštutinumas, ar ne, kur irgi viskas, kas lieka prisiminti, tai darbus, kuriuos padarau, bet tarkim santykių nebėra, kūnas gal subyra, dar kažkas, ar ne, čia viena pusė, o kitas, kiek atrodo, visi turim kažkokius tai pomėgius, kas traukia daryti ir kas yra mūsų džiaugsmas, bet iš to nepakankamumo, maždaug man patinka kepti pyragus, bet tai tik tai čia kepsiu aš pyragus, tai čia pilna žmonių kepa. Ir aš save atitraukiu nuo šito džiaugsmo, ar ne? O kad tai gali patapti ir pomėgių, ir dalim, ir kad duoti savo. Ir kiek daug tų pomėgių yra maždaug nedarysiu, nes jie nepakankami. Jie nepadarys. Jie nepakankamai ypatingi, jie nepakankamai, kiti nesižavės jais, nepadarys įspūdžio kitiems ir panašiai. Jeigu aš pasakysiu, kad kaip šitas yra vienas labai žymus Hollywood aktorius, Henry Cavill, ir jisai yra gameris, frikas. Ir jisai, pavyzdžiui, vienas iš jo hobių yra toks žaidimas Warhammer ir ten esmė yra, kad kai stalo žaidimas, bet, jau žinai, lygis yra, kai tu nenusiperki figūrėlės, o pats jas rankom nuspalvini. Ir ten su mažyčiais teptukais, ten, ta prasme, mikroskopinis tikslumas, žinai, kad gražiai nuspalvinti. Ir tų figūrėlių net 5, ten 400, žinai. Ir jis turi visą armiją nusispalvinęs, supranti, va toks, žinai. Ir dabar, jeigu tu sugalvoji, kad, žinai, aš tuo užsimsiu, galėtum pasakyti savo šeimai ir draugam, kad dabar spalvinsi figūrėlės ir čia yra pats geriausias dalykas, kuris nutiko tavo gyvenime, žinai. Ir daugumai tai yra siaubas, tiesiog, nes tai kaip, nepadarys įspūdžio. Ir viena iš tų kaukių tokių ir gaunasi, kad mes norim būti ypatingi ir tokie, kur, žinai, ką tu veiki, pasakai ir visi taip, žinai, ir dėl to nuolat persekioja tas jausmas, aš nepakankamai dar ypatinga, žinai, aš dar kažką turiu daugiau pasiekti, padaryti, įrodyti ir taip toliau, nes neverta dar, nėra už ką. Ir tai taip normalu, ypač kai yra kita to pusė, žinai, kuri labai patvirtina tą, kai vaikystėje mus baudžia, tai ten yra tos pačios istorijos kita pusė. Baudžiu, nes yra už ką. Jeigu nebūtum daręs, nebausčiau. Tai tada išvada yra paprasta. Jeigu aš darysiu viską teisingai, tai visada gausiu, žinai, pagirimą, visada gausiu dar kažką ir išvengsiu bausmių. Tai tos bausmės lygiai taip pat patvirtina ir iš to paties viskas sukasi ir kyla ir mes išmokstam apsimetinėti gerais, apsimetinėti produktyviais, apsimetinėti žinančiais ir neturim tikslo sužinoti. Neturim tikslo realiai padaryti. Mums svarbu, kad gerai atrodytų. Ir dėl to, iš to tas, kaip apsimetelio tas sindromas, žinai, ir gaunasi, kad aš tai žinau, kiek aš apsimetinėju. Bet žinot, kas yra smagiausia, apsimetinėjai taip pats prieš save dažniausiai, nes dabar tu sėdi kur nors ofise ir žiūri šitą live arba video YouTube ir apsimetinėjai, kad dirbi. Ne? Nes nieks nemato. Ir tu tai žinai, kiek valandų tu praleidi darydamas tuos dalykus, kiek valandų tu skaitėjai ten kokius, žinai, naujienas ar geriai kavą ar dar kažką tais. Ir tavo viduj konfliktas nutinka didžiulis. Nes
tas vertinimas yra viduj ir dėl to viduj vis tiek vyksta savęs teisimas ir vertinimas. Tai dėl to neina apžaist to, neina laimėt žaidimą. Niekaip. Niekada neįrodysi. Nesurinksi pakankamai auksinių monetų. Jo, aš prisimenu net kelias situacijas, kai vat, kaip vos nemečiau daryti to, ką myliu daryti, tik dėl tos išmoktos tokios įtampos. Ašgi išėjau iš įmonės, iš samdomo darbo, tik dėl to, kad savo atsakiau, kad nebėra jokios įmonės, kurioje galėčiau jau dirbti, nėra pozicijos tokios, kurią man įmonė galėtų pasiūlyti, aš tiesiog noriu vystyti, va, čia taip, kaip aš noriu, tai ką, aš noriu savo projektus vystyti, kai aš šitai atsakiau, aš tada išėjau iš įmonės. Ir koks paradoksas, ar ne, aš gaunu tada užsakymus, pamenu, mokymams, ir aš panikuoju ruošdamas jiems. Ir aš galvoju, kas čia yra, nes tą prezentaciją kažkaip reikia teisingai padaryti. Ir aš jau turiu galvoj, kad mane teis vertins, kad jinai nebus pakankamai. Vis tiek eina visą laiką toks filtras, kaip padaryti ją teisingai. Ir tai taip nefainai yra, o dar turi vis tiek jau pats šitoje vietoje yra atsakomybė už, kaip čia ir užsidirbti tuos pinigus ir tu čia jau nebegali, žodžiu, nedarysiu, arba, okei, nedaryk, bet nebus ir iš ko tada gyventi, ar ne, ir kažkaip toks irgi keistas momentas, nes įmonė, tai tu gali biškai kažko daryti, kažko nedaryti, žinai, ir tu gauni mėnesį. Turi saugumo pagalbą. Jo, ir čia toks tikrai buvo, atsimenu, toks tiesos momentas, susitikimas, palauk, Simona, kaip čia dabar yra? Ar pati veikla, ką aš dabar darau, mokymus, kuriuos eisiu vesti, man nepatinka tai ar kaip? Ne, man patinka, aš noriu tai daryti, man gerai yra tai daryti. Tai kur čia yra problema? Aha, nes noriu daryti teisingai ir turiu tą idėją teisingai, kaip tave vertins ir mylės. Ir va čia tas klausimas, būdinantis buvo grąžinantis į save, tai o kaip aš norėčiau tada šitiems mokymams pasiruošti? Jeigu dabar visus teisingai patraukčiau, jau atsakiau, kad man tai yra įdomu, o kaip aš norėčiau ir kaip man būtų gera. Ir atsakymas, tai nenoriu jokios prezentacijos ruošti, jokios nebus prezentacijos, žinai. Ir toks atėjo palengvėjimas, čia vėl tada kita yra dalis, ar ne, susitikti su tą atstumimu arba nemeilę. Aš paskambinau, ten turėjau mokymus daryti valdybos nariams. Ir aš sakau, prezentacijos nebus. Simona, ar jūs tikra? Sakau, taip. Sakau, bus truputį viskas kitaip. Ir tas balsas toks, didelė čia rizika. Palaikantis toks balsas. Nes to patirty taip nėra buvę, kad nebūtų prezentacijos. Ir nežinau, ką tu čia padarysi, bet jau iš tikrųjų, ir va čia yra irgi vėl ta akimirka, ar ne, aš palaikau save ir einu iš tiesos savo, ar išsigąstu ir vėl pradėsiu daryti teisingai. Nes yra tas istorinis, kas vertins, o čia vėl buvo tokia riba ir žinai, ir vis tiek sakau, Simona jungiasi su savo tai, kas man yra gera ir, taip, čia reikia to tikėjimo ir pasitikėjimo, nes aš nusprendžiu save palaikyti, ne? Ir iš tikrųjų, ir prisimenu labai gerai tos mokymus, nes jie viršijo 2 laiką. Kodėl? Nes jie manęs nepaleido. Tarsi laikas baigėsi, jie pratęsė konferencijos tą visą salę, sako, tęsiam, žiūri gerai. Mes susėdom, nebuvo tiek daug ten tų valdybos narių, mes susėdom ratu. Ta prasme klausimus, tai buvo diskusija, tai buvo pokalbiai, tai buvo, kur reikia ką, žinai, yra galų galia lenta, jeigu reikia kažką nubrėžti, bet buvo visai ne apie tai, žinai, iš tikrųjų reikia žmonėms ir išsikalbėti ir taip toliau, visai buvo kas kita. Ir kai tokie, tai va man tokios situacijos, kur vis grąžinti save į tą tiesą, ne? Nes tas aš nepakankamas, mes pradedam daryti teisingai dalykus, neinam su širdim ir ten yra toks konfliktas, bet tada atsiranda ir nebenoriu daryti. Ir va šitoks, kaip ir man patinka tai daryti, bet nenoriu daryti. Ypač kai vat, išėjai iš kažkur, nes supratai, žinai, ir paskui nueini ir galvoji, palatai, kur čia tas džiaugsmas, žinai, kur jis dingo, taigi taip viskas turėjo būti fainai, čia turėjau ant 9 debesies gyventi, žinai, viskas turėjo vykti, o jaučiuosi taip pat šudinai, kame reikalas. Tai va tas vidinis konfliktas yra labai, labai didelis. Ir
to sprendimo ieškojimas va tame įrodyme, kad viskas yra, kad aš vertas ar panašiai, jisai niekada nepasiteisina, jisai neįvyksta, nes nėra tokios sąlygos, todėl kad realiai tavyje yra abi pusės. Ir va to žmonės nesupranta. Jie galvoja, kad jeigu aš sunaikinsiu tą, kuris sako, kad aš nevertas, tai aš tapsiu vertas. Bet tai yra tiesiog vienos monetos dvi pusės. Ir dėl to kiekvieną kartą, kai tu bandai kovoti su aš nevertas, tu patvirtini, kad tai yra. Tu savo sakai, tai tikra. Aš turiu su kuo kovoti. Va, priešas, žiūrėk, priešas, žinai, ir galvoji, tai aš vertas, žinai. Ir kita pusė apsisuka, sako, ne, ir tau panika, ir nerimas ir panašiai. Ir mane, kažkada, žinai, taip šokiravo, kai uždavė paprastą klausimą, Rebeka sako, o ką jeigu vertė nekinta? Iš vis, jeigu jos neįmanoma pakeisti. Ir man smegenys taip klinkt, kažkur susijungia, aš tai pradėjau žiūrėti ir toks visiškas atsipalaidavimas, absoliučiai visa sistema, taip, žinai, pečiai, visas kūnas, taip ir nukrito. Ir toks aiškus, tai tada nereiks stengtis. Bet, žinai, ir toks suvokimas, palauk, bet tai aš net nesijaučiau, kad aš stengiuosi. Tai kaip aš čia tiek daug atsipalaidavau, jeigu aš net nesistengiau. Tai reiškia, aš net nemačiau, tai buvo antiek, žinai, kasdieniška, kad net nebuvo matymo, kad stengiasi, žinai, atrodė, čia tiesiog aš toks esu ir taip gyvenu. Ir va tas, o jeigu tai nekinta? Ir tada galvoju, pala, tai jeigu nekinta, tai nesvarbu, ką aš darysiu, kad užsitarnauti nepasikeis, bet tai tada nesvarbu, ką aš darysiu, kur atseit galvojau, kad prarasiu, irgi nepasikeis. Ir tada abi pusės tampa vienodos. Ir tas toks, tai ką aš žmonėm rodau, žinai, kad kadangi bijai susitikti su nevertu, nevykėliu, nemylėtinu, netikusiu, blogu, kaip jį be pavadinsi, ar ne, tai va tas bijojimas, jisai ir įgalina tą dalį. Ta prasme, kad kol aš nenoriu ten žiūrėti ir prisiliesti ir pačiupinėti, aš nematau tiesos. Reiškia, aš ateinu iš iliuzijos, kad ten yra kažkas, kad ten tai, kas yra pavojinga, kad tai tikra. Ir tada, kai nueinam ir atnešam ten dėmesį, meilę ir panašiai, tada pradeda visas ir protas irgi, ta prasme, nes kartais tu tiesiog išeini iš to žaidimo ir tu matai, kad žaidimas yra beprasmis ir tau dzin. Bet net ir pačiam prote, kuris žaidžia tą žaidimą, nutinka ramybė tada, kai atsiranda pakankamai, dažniausiai tai per pakartojimą ir labai retai ten, žinai, eureka momentas būna. Bet dažniausiai tai būna per tą vėl ir vėl atsiverimą ir švelnumą ir meilę tam nevykėliui. Ir kai matai, kad tas nevykęs ir nevertas gauna tiek pat meilės, kiek tas vykęs ir vertas, tada jau ir protas žiūri, sako, tai kam man žaisti tą žaidimą, jeigu aš jaučiu, žinai, kad yra šilumos ir meilės tiek pat, tai nafik tada stengtis. Ir tada kažkaip ir pačiame, ir proto struktūrai atsiranda toks atsipalaidavimas ir taika, ir jis tada, maždaug jis gali operuoti tom savokom, bet nebėra to reikšmingumo, nes nebėra to šešėlio, kad baus, atstums, nemylės ir panašiai. Ar pastebėjai, dabar, kai sakai tą dalį, kuri neverta nevykėlis, kas tai yra? Iš tikrųjų, tai yra ta dalis, kuri netitiko kažkieno lūkesčių. Taip, fantazijų kažkokių, nepataikiai paikslėlį. Pavyzdžiui, nepadarė prezentacijos, kaip kažkas norėjo, tai tarsi yra nevykėlė, bet ar tai tiesa, žinai, ar aš galiu palaikyti tą, kuri nori daryti taip, kaip ji jaučia gerai. Ir šitos pusės irgi labai dažnai yra užspausti norai, tada aš nebežinau, kaip norėti teisingai. Ir ateina irgi toks atsakymas, aš nežinau, ko aš noriu, nes tie norai greičiausiai prieštarauja, kaip tu sakai, su tom detalytėm ar ne, prieštaraus, ką šeima į tai kaip reaguos, prieštaraus ir aš lygiai taip pat tos dalies tarsi nepalaikysiu. Irgi ją vadinsiu tokią
turim, tai čia žadi iš to gyventi, kokią šią nesąmonės užsiemi, eik kažką rimto daryti, Nu, neik. eik ką nors normaliai daryk. O iš kur žinosi, kad normaliai? Nu, nes visi sakys, o, žinai. O jeigu nėra o, ir čia, ir žinai, aš atsimenu vieno draugo žmona, jinai išėjo irgi iš kažkokių veiklų, kurias jinai darė, nes suprato, vat, kas ją džiugina, žinai, ir po to atvažiavo į stovyklą ten po pusmečio gal, ar po kažkiek tais ir mes turėjom tą pokalbį apie tą mylimą veiklą ir jinai tokia maždaug visai ne taip, kaip aš įsivaizdavau, žinai, nes tiesiog krūva jausmų, krūva projekcijų, vat, kad jau ir visą laiką dėl to irgi mano vienas kolega kažkada buvo pasakęs, sako, žmonės neranda niekaip nu, tos tokios mylimos veiklos ir kas jiem patinka, nes uždeda tiek daug reikalavimų, kad praleidžia, žinai, kad tipo maždaug, o uždirbsiu milijoną iškart per savaitę, žinai, ne, o visi nukris iš susižavėjimo, žinai, iš kėdės iškris, ne, žinai, o mane palaikys visi tenai, žinai, nebūtinai, tai čia ne tai turbūt. O kad, žinai, kai pamačiau, kai pabandžiau, ten širdis džiaugiasi ir visa kita, bet tada tie visi reikalavimai tokie, o tai tu čia dabar visą gyvenimą taip darysi, žinai, čia paskutinis dalykas, kurį radai. Nežinau, tai tada ne tai, žinai, nu, toks tiek daug yra iliuzijų ir tada vat, tas nevertumas ir tas visas, nu, dar ant to užsideda, kad tiesiog praeini pro tos džiugius dalykus, nes jie neišpildo tų visų kitų reikalavimų. Ir ta fantazija, žinai, kad ta pilnatvė, tas džiaugsmas ateis tik tada, kai viską išpildysiu, kai visus pliusiukus pasidėsiu sąraše, žinai. Ja. Tai palaikymas savęs, ar ne, tas gražus su savim, švelnus ryšys su savim ir girdėjimas savo tiesos ir palaikymas tame. Net jeigu kiti nepritarė. Čia vat ir yra pati ta baisiausia vieta, žinai. Ir šiandien mes irgi, nu, vat, toj sesijoje, žinai, kuri buvo prieš tai, vat vienas iš aspektų, kodėl taip svarbu, nu, ką kiti mano, nuvedė į vaikystę. Kad, nu, sakau, žiūrėk, įsivaizduok 2 metų mergaitę, žinai, tėvai, sakau, ir kaip jie jai atrodo pirmiausia, 4 kartus didesni už ją, ten 5, ne? Vienas niuansas gerai, ar jie gali ko nors nežinot? Ne, sako, žinai, jie viską žino. Okay. Nu, tai ar, sakau, gali būt, kad jie sakytų kažką, kas nėra tiesa, ne, tai ką jie sako, taip ir yra, žinai. Tai jo, sakau, tai kas tai mergaitė yra tėvai? Nu, Dievas. Žinai, viską žino, viską gali. Gerai, sakau. Ir dabar, vat, nu, ir ko tu nori iš jų, žinai, meilės noriu. Ir kas gavosi, kad bet koks žmogus, iš kurio jį labai nori meilės, jai patampa Dievu, tarsi tuo žmogumi, kuris žino tiesą. Ir tada yra didžiulis siaubas, ką kiti pagalvos, nes jie visi žino, aš nežinau. Sakau, žiūrėk, bet čia vaiko pozicija, kad aš nežinau, o jie tikrai žino, žinai. Ir kai jinai iš to atsipeikėjo, tada aš jai pasiūliau naują frazę. Paprastą sakau, ačiū už nuomonę. Tiesiog, ačiū už nuomonę. Ir kai pradėjau matyti, kad visur, visi turi nuomonės ir tai tik jų nuomonės, ne jie žino, tai yra jų nuomonė. Tada vėl tokia didžiulė nuostaba, tokia ta prasme, tai tada nebesvarbu. Nes tada jau aš galiu žiūrėti, ar aš renkuosi save palaikyti su savo nuomonė ir su savo požiūriu, net kai kitų nuomonė yra kitokia, net kai jie prieštarauja. Ir ar man tada reikia su jais kariauti, ar man reikia tada įrodyti. Tai va tas, kai mes jaučiamės neverti, kai mes tikim, kad tai kažkaip reiškia, dar viena iš išraiškų yra labai toksai didelis teisumas ir ginčijimasis nuolat. Toks aš turiu tau įrodyti, kad tu irgi galvotum, kaip aš galvoju, nes jeigu tu negalvosi, kaip aš galvoju, tai tada aš turėsiu kitaip galvoti, o aš kitaip galvoti nenoriu. Ir nėra vietos, kad aš galvoju taip, tu galvoji taip ir let's agree to disagree, žinai. Mes sutarėm, kad nesutarsim ir nėra jokio konflikto, žinai, maždaug. Ai, tai tu taip manai, jo, o aš taip manau. Ir ką toliau? Nieko, važiuojam, žinai. Ir su tavim viskas gerai, ir su manim viskas gerai.
O iš to va tokio, kad kažkas su manim negerai, tada visą laiką ir bus toksai, žinai, tai turbūt su manim kažkas negerai, nes jis toks užtikrintas, jis taip žino, taip kala, o juk tu savo kaip kala, tai turbūt aš durnas, žinai. Nu, toks, labai, labai daug yra tokių, kaip sakyt, atrodytų smulkių dalykų, bet iš kitos pusės jie be galo stipriai įtakoja mūsų gyvenimą, nes tada eini ir galvoji, kad tik kvailai nepasirodžiau, kad tik nepasijuoktų, kad tik dar kažką nepadarytų, kad tik nepamatytų, vat žinai, manęs. Ir yra daug tos baimės, noriu ryšio, noriu santykių, bet kad tik nepamatytų. A gali turėti santykių spintelį užsidaręs. ir labai daug vidinių konfliktų įvairiausių kyla. Tiesiog vienam vienas bus svarbesnis, kitam kitas bus svarbesnis. Ir tai takoja ir santykius ir viską. Ir žinai, kokia nors nepagarba, žeminimas, smurtas, visi kiti dalykai, jie visą laiką irgi pareisi tai, kad aš nevertas, dėl to su manim galima taip elgtis, dėl to aš nesiginsiu, aš nenubrėšiu ribų ir panašiai. Ir jeigu dabar klausantis kažkam atrodo, nu jo, viską žinau, suprantu, bet kaip praktiškai tai padaryti? Nu tai čia ir teks susitikti su jausti, labai daug reikės susitikti su jausti. Nori jaustis nevykėliu? Kokį pusvalandį, visiškai nevykėliu. Jo, ir tai padeda, kai tą istoriją patraukiam į šoną ir matom realybę ir tikrovę, susitikti su tais jausmais, bet nebus, nes kūnas reaguoja kaip į pavojų ir teks išmokti tai, ką mes mokom, ar ne, emocijų paleidimo metodiką ir kartu instruktorių kursą, kuris prasidės sausio 15 dieną, būtent, pirmas yra išmokti jausti jausmus kitaip. Išmokti tai yra tikrai atkreipti dėmesį. Tai nėra, jaučiu, duok greičiau tą kitą sprendimą. Tai nėra dar jaučiu, ar ne, tai dar nenuėjau ten, kur iš tikrųjų yra baisu. Ir kūnas visą laiką duos signalus, tokius neteisingus, ne, čia pavojus, o realiai niekada nėra to pavojus. Ir vien dėl to, kad jisai duoda tuos klaidingus signalus, mes atidėliojam savo gyvenimą, mes negyvenam taip, kaip mes norim, mums yra liūdna ir skauda tada, kodėl kitiems taip fainiai, o man ne, ir tada, wow, ir tik dėl to, kad bijom susitikti su jausmais. Istorijas pamatyti vienas dalykas, bet tos istorijos turi pojūčius kūne, kur tikrai tai yra neišvengiamai. Mylėti jausti, žinai, išmokti mylėti jausti ir eiti kartu per gyvenimą. Vestis visus jausmus ir visas savo versijas kartu. Ne bandyti atsikratyti, palikti, pamiršti, ištrinti, o tiesiog suvokti. Tai dalis manęs. Jinai visada bus tokia. Ir yra dar krūva pasirinkimų ir aš galiu rinktis. Ar aš taip, ar aš anaip. Ir dar, tarp kitko, kas registravosi į skambučius dėl instruktorių kurso, buvo žmonių, kurie, o aš čia tikrai pakankama, kad galėčiau šitam instruktorių kursą dalyvauti. Sako, aš norėjau jau ten pirmas, kai buvo, bet galvoju, aš kažkaip dar nieko nesuprantu ir nemoku ir taip toliau ir panašiai. Ir aš dabar neatsimenu tiksliai kokią frazę. Mes kažkuriam iš šitų video, kuriuos darėm, tu kažką pasakėjai, nes jinai man pasakė ten, ir tame video Simona ten pasakė, žinai, ir aš tada galvoju, kad, bet ką mes ten kalbėjome, aš dabar tiesiog nebeatsimenu, žinai, bet tai buvo tas triggeris žmogui, kad, tai gal aš, galiu, maždaug, žinai, tai ta idėja tokia, žinai, kad aš turiu būti jau kažkoks ypatingas, kad aš jau turiu būti kažkuo, kad iš vis galėčiau ateiti mokytis, žinai. Ir tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip mūsų tas tikėjimas, kaip mūsų tas įsivaizdavimas įtakoja mūsų gyvenimą. Supranti, tu net tarsi, kaip sakyt, tau atrodo, tai aišku, tai čia tikrai ne man. Žinai, ir... Ir šis sako, kaip noriu, jie tu kaip įdomu, kaip nori. Žiauriai būtų įdomu, bet žinai, čia, ką čia, aš tai čia ne, žinai. Ir net nesusimastai, palauk, čia tik tai įsitikinimas, čia tik tai istorija ir taip, kaip sakyt, panaudoji tą istoriją tam, kad save sustabdyti. Tai ir ta erdvė, tas veiksmas, ta energija, kuri atsiveria, jinai nereiškia, kad paskui, tas irgi toks yra įsivaizdavimas, tai jeigu aš jau esu vertas, tai jeigu aš esu pasitikintis savim, tai aš turiu būti kažkokio tokio, žinai,
tankų, tokių nachalų, arogantiškų, žinai, kur tipo, čia viskas man ir dėl manęs ir čia ir tada aš nenoriu tokiu būti. Tu tokiu ir nebūsi. Tu gausi meilę, ramybę, taiką, girdėjimą to, ką tavo širdis šneka ir drąsą pagaliau eiti ir daryti, nes žinai, kad net jeigu susimausi, net jeigu nesigaus, net jeigu visiškai tavo planas failins, tu neapleisi savęs. Ir va toj vietoj jausmai, gebėjimas su jais būti, gebėjimas juos paleisti, suvokimas, kaip jie vyksta, kas tiesa ir kas netiesa, ir tas matymas tos tikrovės. O ką jeigu tavo vertė nesikeičia ir niekada negali jos nei padidinti, nei sumažinti, nei prarasti, nei pridėti. Ką jeigu visas tas žaidimas yra netikras ir tu neprivalai jo žaisti. O jeigu žaisi, tai tik tais dėl to, kad matai, kad tai žaidimas ir, davai, pažaidžiam. Bet ne todėl, kad tu tiki, kad be šito niekaip. Va tai atneša laisvę, gražina energiją ir atveria visus tos kelius gyvenimą. Tai gana save įtikinėt, kad tau pavyks tapti šaunuoliu šiais metais. Nes nauji metai, jau čia, žinai, jau tikrai susikursi tobulą planą, jį tobulai vykdysi ir tada jau kaip gyvensi. Gana jau šitų žaidimų. Nepavyks ir šiais metais tapti tobulu. Geriau atsisukti save ir patyrinėti. O ką jeigu? Rinkčiausi tai mylėti, apkabinti ir įsileisti. O jeigu nori išmokti viso to praktiškai ir labai daug visko patirti, tai dar spėsi prisijungti prie instruktorių kurso, kurį pradėsim sausio 15 dieną ir išmokti vesti kitus, išmokti vesti save dar geriau ir tiesiog tapti, kaip čia pasakyti, įgyti įgūdį dar vieną savo gyvenimą, kuriuo galėsi pasitarnauti kitiems. Iki.